Mes vėl pristatome Lietuvoje didelę naujieną ir mūsų visai bendruomeniai didžiulę pagalbą. Tai yra inovatyvų aparatą, kuris gelbėja gyvybės. Tai iš tiesų labai džiaugiamės, kad vėl apjungiame tiek verslą, tiek sveikatos įstaigas, tiek bendruomenę ir mums kaip neišnešiotų naujagimių asociacijai neišnešiotukas yra be galo džiugu, kad žinoma tai truko pakankamai ilgai, bet mums pavyko atvežti šį aparatą į Lietuvą, kuris jau dirba savo darbą ir iš tiesų gelbėja pačių mažiausių gyvybės. Jeigu tie naujagimiai neišnešioti yra monitoruoti, tai apie 30% sumažina jų mirštamumą nuo sepsio. Tai yra labai didelis, trečdalis mažiau miršta dėl sepsio. Tas rodo tą streso lygį, rodo dažnį streso. To, kad tu, sakykime, kai kada net negalvojai, kad čia iš tikrųjų stresas naujagimiai. Atlikdamas įprastinę procedūrą, tau netrodo netgi, kad čia ta procedūra gali būti jam kažkokia tai nemaloni ar nelabai patogi ar panašiai. Bet šitas aparatas iš karto registruoja, kad čia jau kažkas ne visai taip. Šiuo metu jisai sureagavo į tos dalykus. Pagrindinis, aišku, jo darbas tai yra anksti padėti mums nustatyti beprasidedančią sisteminę infekciją organizme, kuri plinta. Tai mes galim pagauti ją tik atsiradus pirmiesiems požymiams. Tai čia yra labai svarbu yra mums. Dažnai būna taip, kad jau tu pradedi gydyti tą infekciją, kai jinai turi jau visą puokštę simptomų. Bet naujagimiui neretai tas gali būti per vėlu paskirti antibiotikus, kada infekcija žydinti jau yra. Ten tiek aparatūros buvo, kad aš net nesupratau, kur ten vaikas kažkur tai. Bet aišku, tikiuosi gerai, saugiau, kai pastoviai matosi, kad jau kažkas, net jau biškai kažkas blogai, iš karto rodo viską, tai aišku, saugiau tada yra. Kažkaip, kad į vaiką ramiai palikti, žinodama, kad daktarai geri yra, kurie prižiūri ir viską mato, bet kokią tai judesėlį jo iškart pastebi, tai žymiai ramiau. Tas monitorius niekaip jisai nėra kažkokiais tai būdais, turi būti tvirtinamas prie ligonio. Jisai jungiamas prie kito monitoriaus, kuris ir taip registruoja jo širdies susitraukimų dažnį elektrokardiogramą. Realiai jisai skaito elektrokardiogramos rodmenis ir skaitydamas ją analizuoja pagal savo įdėtą programą. Ir jisai, realiai mes jam naujagimiui jokio papildomo streso šito aparato nesukeliam, todėl kad jisai niekaip jam nereikia prijungti prie ligonio. Mes tiesiog jį atskirų laidų prijungiam prie mūsų kardiomonitoriaus, kuris ir taip yra prijungiamas prie ligonio. Yra tokių dalykų, tokių didesnių už mūsų kasdienės problemas ir iš tikrųjų kažkaip pajutau, kad mūsų kiti darbai, kiti reikalai yra tikrai tokie menki ir tu čia patenki į tokią aplinką, kur, kaip ir minėjo ir gydytojas, tarp žemės ir dangaus, tarp gyvybės ir mirties, tai iš ties labai jautru. Verslininkai kaip visada irgi turbūt, kaip ir visi žmonės, ieškom to tikslo gyvenime, arba aukštesnės kažkokios galios, kur galėtumėm pinigais, finansais prisidėti prie tų kilnių idėjų. Tai mūsų turbūt ir bendruomenė, mūsų verslininkų klubas ir suprato, kad tas dalinimasis, tas geras darbas ir apskritai, kad tie geri darbai turi būti daromi net šiek tiek garsiau negu tyliai, nes natūralu, kad geri darbai pritraukia ir kitas geras iniciatyvas ir kitus geradarius. Mūsų verslininkai, kolegos prisideda ir tikrai tas lėšas surenkam. Tai praeitų metų gruodį turėdami aukcioną surinkom 35 000 eurų būtent šiai iniciatyvai, kadangi jinai buvo jautriai pristatyta, poreikis buvo aiškiai įvardintas ir tikrai abejingų nepaliko. Šiam projektui, šiai iniciatyvai paremti susivienijo 36 verslai skirtingomis sumomis, kas kiek galėjo, bet visiems buvo aiški. Mūsų pagrindinis momentas čia ir buvo, kad mes turėjome žmonės, kurie identifikavo poreikį, turėjome atsidavusius medikus, kurie taip pat transliavo tą pačią žinutę, kad ta įranga jau būtų labai svarbi ir labai vertinga. Tai turbūt bendruomeniškumas ir komunikacija ypatingai svarbu, ypatingai verslui svarbu, aiškiai, konkrečiai poreikiai, nes bent jau mūsų verslininkai manom, kad pinigų visada atsiras. Svarbu iniciatyva, projektas ir tikrai pinigų rasim tikrai geriem darbam, tai nežadam sustoti.